Sveiki visi, taigi nusprendžiau padaryti šį vaizdo įrašą tam, kad parodyčiau Blenderio pagrindus. Tai Blenderis yra 3D modeliavimo programa, kur galite kurti objektus, filmuoti programos viduje, kurti animacijas bei įvairius dalykus. Tikrai nėra limitų, ką galima sukurti. Tai naudoju, jeigu neklystu, naujausią versiją 4.02, tai galite atsisiųsti Blenderį per jų puslapį. Tai paspaudus General galite sukurti naują projektą. Tai kaip naviguotis ar ne šioje programoje, tai yra viskas labai paprasta. Tai paspaudus ratuką galite apsisukti 3D erdvėje aplinkui objektą. Paspaudus Shift ir pasirinkus su kairiu mygtuku pelytės galite pasirinkti keletą objektų. Taip pat su ratuku galite pritraukti, atitraukti. Ir taip, tai yra keletas dalykų, apie kuriuos norėjau pakalbėti. Tai čia galite matyti kiekvieno objekto kaip ir vietą, kuri yra. Ir galite juos kaip paslėpti, atidengti, jeigu reikia. Taip pat ir kamerą tai galiu kamerą dabar kol kas išjungti, kol kas jos nereikės. Tai taip, tai turime kubą, turime šviesą, galite paspaudus G raidę judinti objektus. Apie ašis dar pakalbėsiu vėliau, kaip galima judinti, bet kol kas paliksiu viską labai paprastą. Taip pat galite paspausti dešinėje pusėje įvairius renderinimo funkcijas. Tai galite paspausti ir šį, kur galite matyti 3D erdvę, kaip atrodo viskas 3D erdvėje ir kaip atrodytų nufotografavus ar nufilmavus. O čia galite paspausti, kai uždedate tam tikrus materials, tai reiškia įvairias galbūt tekstūras, nuotraukas ar panašiai. Taip, tai tiesiog paspaudus ant Object Mode yra keletas kitų modes. Tai kol kas kalbėsiu tik apie Edit Mode. Tai čia galite iš tikrųjų daryti viską, kas yra susijęta su objekto manipuliacija. Tai čia galite pasirinkti arba kraštinę, paspaudus G raidę, galite judinti vieną tašką. Su Shiftu paspaudus antrą galite judinti 2 taškus ir taip toliau. Taip pat galite pasirinkti kraštinę, sieną ir taip manipuliuoti tos objektus, kuriuos susikursite. Tai kaip iš tikrųjų sukurti tą naują objektą, ar ne, jeigu norite dar vieno. Tai paspaudus Shift ir A galite sukurti, tarkim, sakykime, kad kaip išsivertus iš anglų kalbos būtų lėktuvas, bet čia būtų kaip lapas, spaudinkim tai lapu. Ir tiesiog paspaudus G raidę galite judinti. Tai apie ašis, ar ne, tai yra 3 ašys, tai yra Z ašis, tai yra į aukštį. Tai galite į aukštį, tiesiog į viršų arba į apačią. Taip pat yra Y ašis, tai yra į vieną šoną ir į kitą šoną. Ir X irgi taip pat yra į vieną pusę ir į kitą pusę. Taip, tai galite judinti erdvėje su šiais mygtukais paspaudus. Taip pat yra įvairūs modifieriai, tai pavyzdžiui, tai yra kai kurios skirtingos funkcijos, kurias galite pritaikyti. Taip kaip pavyzdys, tarkim, mirror ar ne, galite tiesiog padaryti 2 kopijas to pačio ir daug kitų funkcijų, apie kurios pakalbėsiu kitame video. Ir taip, tai galite pasirinkti material ir čia jau yra ta vieta, kur galite pakeisti, pavyzdžiui, spalvą. Tai aišku, čia nematysit, bet jeigu paspaudus ant Viewport Shading galite matyti, kad keičiasi spalva. Tai galim padaryti mėlyną kubą. Ir taip, tai atrodo šitaip kubas šiuo metu. Tik jis truputį yra apačioj, tai va pakėliu į viršų. Apie šitus irgi pakalbėsiu kitame video. Norėjau tik padaryti tokį introdukcinį video apie visus šios dalykus. Tai kaip matote, yra skirtingi
langai, kur galite irgi pasižiūrėti, jie daro irgi skirtingas funkcijas, tai modeling tai yra, kai modeliuojat, pavyzdžiui, kažką ir jau manipuliuojate kraštines ar taškus, kad sukurtumėte tam tikrą objektą. Sculpting tai yra jau visai kas kita, tai yra skulptavimas, tai yra, pavyzdžiui, veidą galite išskulptuoti arba galite tam tikras detalės išskulptuoti iš to irgi. UV editing tai yra būtent, kai galim pasirinkti dabar visas kraštines ir kaip matot, yra toks kaip UV map, tai čia yra tiesiog, kai reikia tekstūruoti tam tikrą objektą, tai tada būtent reikia jį išlankstyti tą kubą ir tada uždėti tos visus tekstūras ir tiesiog, kad viskas būtų gražiai ir seamless, kaip galėčiau pasakyti. Bet čia angliškas terminas, nežinau ar suprantate, bet tiesiog, kad tas nebūtų ta kraštinė tokia, kad visiškai tiesiog kertasi ar ne ta tekstūra per kraštinę. Texture paint, tai čia, kai galite dažyti, pavyzdžiui, tai galiu greitai parodyti, tai tarkim, paspaudžiam texture plots ir naują tekstūrą, base color, tarkim, galim pasirinkti baltą, tarkim. Na ir galima tą kubą kaip nori dažyti. Tai pavyzdžiui, galiu pasirinkti kokią nors raudoną spalvą. Ir kaip matot, piešia. Galim piešti ant jo ir galim dažyti kaip norim. Ir tiesiog labai, labai geras įrankis tiesiog tekstūruoti, pavyzdžiui, kažką, tarkim, kokį veidą ar ne, spalvas tiesiog pritaikyti veidui, dažyti dar kažką ir taip toliau. Tai shading, tai čia jau yra jau kitas visai dalykas, čia jau iš tikrųjų jau sudėtingiau jau darosi, nes čia yra skirtingos funkcijos tam tekstūruotam objektui, tai viskas čia, kas su tekstūrom susijęta, yra daroma čia. Taip pat yra animacija, irgi galėsiu apie tai pakalbėti, ir jau yra visokie skirtingi, scripting nesu naudojus ir geometry nodes irgi nesu naudojus. Taip, tai tiek iš šio video ir ačiū, kad žiūrėjote, tai paspauskite like mygtuką ir laukite kitų video.